Ir visi sveiki, su jumis aš Gameris 28 ir per šį video mes tęsėme The Long Drive. Kai aš dabar iš naujo įėjau žaidimą, kaip va šitas dungeonas mūsų atsirado po žemę. Jį buvo galima, bet dabar nebe. Nu, žodžiu, mums šitas dungeonas šiaip nieko neįdomus, nes jame nieko nebuvo, todėl mes sėdame ant golfų ir važiuojame toliau į tolimus kelius. Šitą video aš filmuoju 5 mėnesio 6 dieną, antradienis. Manau, kad video išeis arba trečiadienį, arba ketvirtadienį 5 mėnesio, tai gegužės. Tiksliai dar žinokit nežinau, bet čia tiesiog aš dar taip mąstau. Kur aš atsiradau? Juokauju, čia aš tokią funkciją. Kai važiuojant 200 galime užgesinti variklį, nes benziną ar šį dyzelis panašuoju reikia taupyti. Čia benzis reikia taupyti, nes stotelių su kuru labai mažai. Galime pavažiuoti su vaizdu iš trečio, iš trečių vaizdų. Šiaip va taip pat tiesiog pavažiuoti. O, mama. Taip mes važiuojame greičiu 140. Alio. Va. Kartais šiaip patogiau yra važiuoti per smėlį, nu tai pas mane kažkodėl tai sniegas. Bet aš važiuoju per va šitą. O, nuokalnį užsigesinam. Rekomenduočiau jums pasižiūrėti kanalą Modė žaidžia. Kanalas neblogas, žaidžia visokius žaidimus, Fortnite'as. Kas ten dar žaidžia, palaukite. Brawl Starsas. Fortnite, žinau, jisai žaidžia ir dar kažką. Įkėlė, kas gal žaidžia, dar žinau, aš ten daug. Pažiūrėkite, video nėra kokybiški, bet gana linksmi. Galėsiu palikti jo akauntą apačioje po video. Kam bus įdomu, galės perėti pasižiūrėti. Kam čia įdomu? Nes Modė žaidžia yra mano kolega, mes su juo netgi planavom Minecraft išgyvenimą filmuoti. Aš tiek pasirodo viską video nufilmavome, aš pat žiūriu mikrofoną neįjungiau. Tada buvo nejuokinga abiem. Bet kol kas viskas gerai, mes sau ramiai važiavam, jokių danžų struktūrų nėra. Yra į kalnelį važiavam, todėl aš jungiu kurio variklį tiksliau. Įsibėgėsiu iki greičio 200 ir važiuosime savo ramiai. Šitam žaidime fizika yra labai kreiva, todėl nesistebėkite. O, degalinė. Štai nepamačiau jūs. Taip, mes sustojom, jau gerai. Taip, šitą išjungiam, šitą gesinam. Man tas magas jau atsibodo. O, žiūrėkit, kolega mūsų. Zombis. Atėjo. Tai pas mus tenais yra... Oho, dar 4 benzino, nu čia tai normaliai. Čia tai gerai gyvename. Tai kartais reikėtų pasižiūrėti, nes būna kokio lūto gerą. Aš yra ne. Kulka pas mus. Padanga, bet pas mane man atrodo visos geras, bet aš pasižiūrėsiu. Mano mylimiausias. Kadangi pas mane nėra efektų, yra tik tai širdelės, bet aš jūs galiu paimti ir suvalgyti. Mašiną pakvapinsim. Yra kapas, kuriame dažnai... O, šlangas, bet man jūs nereikia šiandien. Dar kartais būna ant stogo kažkas yra, bet čia ant stogo bus užvestas. Nu? Nebuvo šiandien. Bet šį kartą ant stogo nieko nėra. Čia liūdna. Šitas mus. O, mopedas. Bet jisai be detalių, todėl man ir nereikia, mes sėdam ir važiuojame toliau į tolimą kelionę.
Aš apškėlė į pauzę tokį jau, aš grįžau. Dabar aš važiuoju į tolimą kelionę. Toliau. Vairuotojas aš sloksau. Visą markarę matėt. Pažiūrėjau. Bet to pasižiūrėkit, čia visai neblogas sezonas. Ой, šitas. Короче, сезон. Май Самаркарі išlikimą. Aš ten žaidžiu ant tokio dalyko kaip vienas gyvenimas. Nu, per modetinį, kažkaip kaip tenais. Ir jeigu tu tipo miršti žaidime, tu daryk ką nori, bet tu neprisikelsi nieką. Jeigu kai tu, nu jau viskas yra raudoni tokie taškeliai, tai viskas. Alt F4 spausk, nepadės. Spausk Enter, nepadės. O taip. Aš tai žinau. Nes man tai buvo ir ne kartą ir ne dušį. Tai kaip, bet aš jums primenu, mūsų tikslas yra laivas. Nes laive yra degalų, kūro, saliarkos, visko. Debalų net yra. Užsižiepsoju katiną. O, važiuojam. Labai greitai mes važiuojam. Viskas, štai jau atvažiavom, ane? Čia buksuoja, čia neaiškiai. Taip, viskas kol kas gerai. Šis maždaug supratau, kaip važiuoti reikia. Viskas, nebeužvažiuoja. Tad einam jie toliau reikia. Aš bamperį net neimsiu, nes aš skaitau, kad bamperis yra gan nereikalingas dalykas ir jisai mašinai duoda svorio ir jinai važiuoja šiandien greičiau. Durų aš šiaip irgi neimčiau, bet negalima. Tai šit. Taip buvo. Taip, lempos irgi būtinai paimti reikia. Lampačka čipuk. Šitas tachometras, ar kaip jis vadinasi. Tachometras čipuk. Taip, ratukas. Tiksliai ratas tenais degaliniai paimti reikėjo. Taip, jau viskas, greit miegotaisim. Ir dar vienas tikslas šiam žaidime yra surasti tokią vieną mašiną, kuri važiuoja, turi V8 variklį. Arba šiaip surasti V8. Nes V8 labai daug ėda, bet ir labai greit važiuoja. Bamperio aš neimsiu, nes tai nereikia man. Žaidimas 15 eurų ar 14 galite nusipirkti, galite patys pabandyti. Grafika švitinės kompas net. Bet čia, manau, ir tokia gerai. 20, tolimasias. Aš manau, kad mes važiuosime naktį iki pirmos struktūros. Nu, pačias ir kol neatsibus. Sakoma. Jau va, važiuojam. Net ne. Sergej. Tai svarbiausia viena, neįvažiuot kažkur. Čia yra svarbiausia. Kadangi iš jau absoliučiai nieko nematau. Ir jokių dandžių struktūrų regis nėra. Todėl einam ir miegoti. Man atrodo, ten kažkokie danžas buvo. Ne, danžo jokio nebuvo.
Ne, nu ne šiandien tokio dryfo. Aš turiu vieną žaidimą, nepamenu kaip vadinasi apie driftą. Jeigu jums įdomu, galėsiu nufilmuoti. Parašykite komentarus, jeigu įdomu kam. Ir rašykite iškirpinėt kelionės, kai va taip tiesiog važiuojam jokių dančių struktūrų, ar ne? Palaukit, man pasirodė. Up. Mento policininko apsisukimas. Ir dabar kol kas tiesiog ramiai suvažiuojam. Video išeina retai dėl dviejų šitų. Karočią, nes aš sergu, pirmą, antrą, nėra ką filmuoti. Na taip. Temperatūra 3,73 kol kas. Balsas toks biški. Nu, gal, kadangi retai girdit, gal jums balsas normalus, bet aš paškėnęs. Dar turiu Have simulatorių. Nu, tipo vagio tas simuliatorius. Aš Instagram'e kelsiu Steam'o nuotrauką. Kiek aš ten turiu žaidimų ir galėsite išsirinkti. Nes Cinder Car Drive neveikia. Dar turiu Supermarket simuliatorių. Pasisekė man čia. Nu, geras. Ne, man tikrai labai pasisekė. Taip, toliau pas mus regis kol kas nieko nėra, todėl važiuojam savo ramiai. Važiuojam savo, niekur neskubam. Atleiskime, sakosim. Taip, tęsim. Taip, kažkodėl tais labai ilgai jokių struktūrų ar danžų, kaip tai vadint, nėra. Bet jeigu turi kokių problemų pačiame Samarkar, dėl Long Drive'as, galit prašyti, aš gal išspręsiu, gal padėsiu. Nes pagal Samarkarą yra toks youtuberis Luaras. Jį geriau kreiptis. Jisai, pagal jį šiaip galima sakyti, aš ir pažinau Samarkarą. Šiaip aš Samarkarą pažinau pagal YouTube'ą, bet ne pagal Luarą, pagal kažkokį kitą. Taip, dabar mes važiuojame ir važiuosime iki kitos struktūros. Op. Ir dabar mes pamesim pusę detalių. Aš girdžiu, kažkas bėga. Aš net nenustepsiu. Ja, čia buvo kūras. Nes kai kas pamiršo užsukti baką. 4 litrai, dafiga. Čia nėra. Iščiau. Bet jūs jau galite išsirinkti dar kokių balsų norėtumėt, kad filmuočiau. Čia yra va pavyzdžiui vaikiškas. Nu va čia va toks va yra. Tai dar yra va toksai va. Čia tegu nebus suaugusio. Čia yra monstro balsas. Galite išsirinkti, koks jums patinka.
arba yra paprastas mano. Bet taip. Čia pat nieko neturiu, čia daug ką papasakoti. Yra karaokė, pop, pro, visokie tokie režimai. Bet aš ant standartų dažniausiai žaidžiu. Arba ant proškės. Tipo filmuoju. Šiaip kalbu. Su jumis, mano mylimieji. Planuoju dar filmuoti Minecraftą. Per serverį Eternuose. Versija bus 1.6.5. Turėkite voice chatą arba Discordą. Nors ne Discordą, ne. Voice chatą. Va taip. Gal... Bet aš nežinau, šiaip ar aš žaisiu su šitais prenumeratoriais, ar gal mes su Moti žaisim. Moti žaisim. Kingai skamba. Bet čia, žinai, kad ne faktas, aš nieko neprižadu. Tiesiog aš savo planus sakau. Gal aš tai darysiu, gal to nedarysiu. Bet o čia pasistengsiu nufilmuoti 30 minučių video. Bet jeigu aš va taip atsipažiuosiu video ir valandą užtruks. Todėl važiuoju savo ramiai, tolimą kelionę vėl. O, čiagi garažas. Čia garažas labai geras, žinau. Čia pats beveik geriausias garažas. Iš tam garažai dažniausiai būna daug visokio chlamo. Bet, chlamo, bet reikalingo. Taip, mes atvažiavom. Įsienam rankinės. Atidarom. Ir nenustebom. Ir įjungiam šviesą. Čia buvo autoseivas. Ir pasižiūrėkime, kas yra gero. Čia nieko. Šitose bačkose kartais kažkas gero būna. Tuščia. Rad aš neimsiu, nes man tokio nereikia. Tuščia. Dizelis. O vat laužtuvą aš pasiimsiu. Jisai geras. Čia pas mus nieko, radiatorius tuščias, čia kažkokia čia buvo. Čia, man atrodo, irgi tuščias, jo tuščias. Čia pas mus variklis, čia pas mus šaldytuvas. Tepalama. O, šiaip šitas geras, bet ir nereikalingas. Aš gal jo neimsiu. Nu, toks irgi tiks. V8! Apie šitą variklį aš jums ir kalbėjau, čia pats geriausias variklis. Bet yra mažas problemas. Šitas variklis ėda kaip fūra. Ne, aš nežinau. Šis variklis labai daug ėda. Ir jo problema yra tame, kad 4 litrų mums gali užtekti tik 2 km. Geriausiu atveju. Blogiausiu, kad mes užkursim ir baigsis. Aš jau išstrikau dabar. Opti. Gerai, šitą. Taip, dabar reikia nuo viso šito chlamo jį nuimti. Čia pas mums kiberas, kurio man nereikia. Opti. Tai dabar šitą imam ir uždedam ant viršaus ir tą V8 aš vešiu ant viršaus, kol nesurasiu laivą, kad turėtų degalų. Nors gal pabandom, kokios pirmos stotelės pavažiuosiu. Nu, kaip sakoma, kas nerizikuoja, tas negeria šufarą. Paeksperimentuosim. Tai gal būsiu pratingesnis ir iškart išsisaugosiu. Bet yra viena problemytė. Jeigu aš įkišiu, aš jo galiu neištraukti. Bet aš galiu parodyti, kodėl. Nu. Na jau. Aš tiesiog... Ai, nu ne, aš ištrauksiu, gerai. Tepal, aišku, nėra. Ir po šitą variklį garsas specifiškas. Toksai. Bum. Čia kažkur tepalą buvo matęs. Aš jau kada to įpilsime.
Nes teoriškai per maždaug 10 km jis sunaudoja apie 4 litrus variklis. Žinokit, aš irgi nustebau. Šiaip gerai, kad tai yra... Čia yra tekulas, nu, ar nafta, o ne koks vanduo. Nes tai būtų ir viskas. Ir nebeveik, o dar gazų. Tepalo reikia. Ir vandenuko reikės. Želam. Alavi dar čia. 3,9, reikia dapiltis, labai kaistas variklis. Asgi pamenu į Žigulį įkišau vieną kartą. Tai ten buvo taip, pavažiuojam 2 km, sustojam, vėstam. Pavažiuojam dar 2 km, vėl turim stot, vėl vėstam. Šitų motorų šiaip nebuvo. Na tiek, kad manau, man užteks. Taip, su šitais, nu, tai priimta. Kamuolys, kurio man gyvenime neprireiks. Šitas radiatorius gal geresnis būtų. Taip, čia variklis nuo Žigulių. Nafta visokie. Va, su šitą radiatorių, tai geresnis. Šiaip man atrodo, šitas radiatorius yra einant po mašinų. Up. О, хоть 20 литров. O ne riebu bus? Nu, man tik blogiau nebūtų. Ir man atrodo viskas. Jau čia. Vat ratas padarysiu. Ratas paratuosiu. Va, galinį, kuris čia pas mane dviračių. Oi, kokį dviračių motociklą. Viskas. Išsisaugome. Būtinai. Hop. O, žiūrėkit, kaip varo. Net buksuoja. Pats geriausias variklis. Tiesiog, va taip. Ir viskas. Jau lekia. Tiesiog reikia važiuot, gesint. Visų pirma perkaisim, visų antrą benzinas baigsis. Nikt yra nematau. Ar čia priklauso greitis nuo ratų dydžio? Nes yra dar specialūs modai, kurie daro, kad tu su belia kokiu varikliu gali važiuoti nors milijonų kilometrų per valandą. Tokių modų aš neturiu. Nežinau, ar aš tiesiu modus ant The Long Drive. Net nežinau. Dar turiu car parkingą, galiu filmuoti, kam įdomu. Nors ne, per telefoną aš negaliu filmuoti. Ne, car parkingą nefilmuoti. Kadangi video aš jau filmuoju 24 minutės, kitas jo sustojimas, mes jį aplūtinsim ir manau, čia bus viskas. Taip, važiuojam į kitą pasaulio kraštą. Хотела, čia ir vėl nepataisiu.
Autoseivas. Pas man atrodo 2 ratų nėra. Ai, ne, tik vienu. Ir vienos dulkės. Šiandien čia. Ne, lempą aš prašinčiau, lempą čia šiandien. Tad sėdam, važiuojam ir manau einam miegot. Oi, oi. Hop, hop, hop. Spidometro nebėra. Ai, tai her susirasiu šį vėliau. Aš sakau, mes tiesiog pačiūčiut pavažiavome ir jau turbūt maksimalų kelią. Neįstulpa į akį. Vadži vieną žodžią man bus paprašiau padaryti va taip. Taip pat man bus paprašiau padaryti. Būna, kad kelias kartais neprasikrauna. Pabinkime mūsų saloną. Bet parašykite komentarą kiek jų metų. Tiesiog įdomu. Skrydžiu stab. Ir būtinai šitas tulpai važiuoju. Tiesiog būtiniausia. Kodėl aš toli negaliu varyti? Up. Up. Nu jam pasisekė, video bus labai ilgas. Bet parašykite komentarą, kaip jums garsas. Nes per diktofoną aš žiūrėjau, šį garsą labai kokybiškai. Kas čia vyksta? Taip. Ups. Tai čia. Taip, čia pas mus akmenys. Taip, bet mes kažkur va čia ir susidaužėm. Taip, kol kas mes turėjom 30 km/h greičiu. Greitis pas mus labai idealus. Nei greitas, nei lėtas. Čia jau lėtokas. Dar turiu kažkokį žaidimą daryti. Nu tai kita serija bus arba toliau tęsinys The Long Drive'o, arba vagių simuliatorių. Nes aš tam vagių simuliatorių, nu ant savo styvo, čia labai daug perėjau. Beveik iki prieš paskutinio levelio. Nes kiek atėjo iš lietuviškų youtuberių, mažai šitą žaidimą veik nieks nežino. Iš lietuviškų normalių youtuberių, o ne kokių 5-mečių vaikelių, kurie Čekit, susisiučia, blablabla. O šiaip mažai yra. Bet pavyzdžiui, Edvis, aš nežinau, ar jisai žaidė.
Gerai, viskas, nuvažiuojam, kol dar kažkur nevažiavau. Važiuojam. Taip, kaip aš matau, mes čia, man atrodo, įvažiavam biškį. Per mančių. Čia, aš kažkas. Dabar čia važiuosim iki kokio, nu kai jau sustosim beveik. Pasižiūrėsiu, kiek pas mus kuro liko. Man atrodo, kad gal puikiai. Nu, viskas, mes sustosim, ir aš dabar pasižiūrėsiu. Dar galiu išlikti ir negali važiuoti. Taip pat viskas. Stojam, gesinam, atidarom, uždarom. 3-7, nedaug jinai ėda. Nes aš taip važiuoju. Su bukstom. Pirmas su bukstu, antras su bukstu. Bet aš sakau, šis variklis tiesiog bėgėsi kaip nežinau kas. Kaip karvė ant ledo. Nukrenta labai greitai. Bet variklis tik nenukrenta, išsibėgėja labai greitai. Gal pasieksim patį didžiausią greitį 200 km/h. Ai, bet to, ant tos mašinos, į kurią eina tas variklis V8, jinai yra iš Amerikos. Ir tenais yra mylios. Mylių aš nemoku. Aš pabandysiu pasisiųs tokį modą, kad kažkur kamputė rodytų greitį. Jeigu yra toksai. Jeigu man pavyks. Ant Minecrafto modas parsisiunčiu, ant MyGarage'o parsisiunčiu, ant MySummerCar'o parsisiunčiu, ant dar kažkokios. Čia man atrodo, kai mes stabtelime mane. Jo, čia kai stabtelime. Taip, gerai, video ir taip jau labai ilgas. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Gameris 228.